Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Gailė Jaruševičiūtė Mockuvienė, ir šiandieną laidoje Alta savaitė svečiuojasi prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Sveiki. Labą dieną. Tai pradėkime nuo klausimų, kuris yra jūsų veiklos bare, nuo nacionalinio saugumo gynybą liečiančių klausimų. Tai esminis turbūt kertinis šios savaitės momentas buvo Ankaroje įvykęs NATO viršūnių susitikimas. Ir čia tokie, signalai buvo, sakyčiau, pozityvus bendrai vertinant viešą kontekstą, žiūrint jau rezultatus ir taip toliau, tačiau paminėta, kad kažkokių netikėtumų ar tenai super gerų žinių taip pat nebuvo sulaukta. Tai aš visų pirma norėjau paklausti, kaip jūs vertinate rezultatus, galbūt tikrai pasiekta kažkas daugiau, negu buvo galima tikėtis. Iš tiesų, šis viršūnių susitikimas politinė prasme galbūt buvo net ir stipresnis negu prieš tai buvęs viršūnių susitikimas Hagoje, kuris buvo daugiausia orientuotas į gynybos išlaidų didinimą. Kodėl aš sakau politinė prasme? Todėl, kad labai aiškiai įvardinta, kad mes visi esam vieningi ir pasiryžę ginti kiekvieną, mūsų teritorijos centimetrą ir užtikrinti 5 straipsnio gyvybingumą. Esame vieningi, ryžtingi. Toliau yra iškelta dar kartą, kaip ir norėjosi, tai ir Rusijos ilgalaikė grėsmė, ko, pavyzdžiui, Hagos viršūnių susitikime nebuvo. Taip pat didelis dėmesys skirtas NATO modernizavimui. NATO modernizavimas reiškia, kad mes turime skirti ne tik tai pinigus gynybai, bet kiek galima greičiau transformuoti tos pinigus į konkrečius gynybinius ir atgrasimo pajėgumus. Taip pat labai aiškiai pasakyta, kad per tuos pastarosius metus 139 milijardus padidino mūsų visi sąjungininkai gynybos biudžetus. Taip pat yra identifikuotas įsipareigojimas apie 50 milijardų dolerių, kurie bus skirti naujiems įsigijimams pačiu artimiausiu metu. Tai ir kas irgi svarbu, Ukrainai visas paragrafas skirtas. Tai yra Ukrainos saugumas, tai yra dalis transatlantinio saugumo ir taip pat įsipareigojimas tęsti karinę paramą. Ir konkretus skaičius įvardintas 70 milijardų ir tą turi padengti Europos šalis ir Kanada. Ir tai bus ne tik tai šių metų, bet ir 27 metų uždavinys. Šiek tiek, aišku, Irano problematikai. Bet koncentruotas, trumpas pareiškimas, bet visi esminiai punktai sudėti. Pats viršūnių susitikimas irgi buvo pozityvus. Galbūt kai kas tikėjosi, kad bus kritikos kai kuriems sąjungininkams iš prezidento Trumpo pusės. Šiek tiek galbūt kritikos tos ir buvo, bet vis dėlto ta tokia vienybės dvasia vyravo ir prezidentas visą viršūnių susitikimą klausėsi visų pasisakymų. Niekuris, neturėjo atskirų susitikimų ir tai pabaigoje vertino, kad man patiko jūsų visų pasisakymai, matau, kad yra ryžtas, nusiteikimas judėti į priekį ir tas, ir generalinis sekretorius Mark Rutte įvertino kaip sėkmingą viršūnių susitikimą. Turint omeny, kas buvo iki tol ir kaip atrodė, vis dėlto bendra situacija ir įtampa tarp kai kurių didžiųjų Europos valstybių ir Amerikos, tai sakyčiau, kad tikrai pranoko lūkesčius. Taigi NATO išlieka stipriausias aljansas ir visos tos prognozės, kad čia kažkas tai blogai, manau, kad nepasitvirtino ir tikrai tikiuosi nepasitvirtins ir ateityje. Jūs su tokia ramybė šnekat apie prezidentą Donaldą Trumpo pareiškimus, bet ne visi taip ramiai sureagavo ir buvo akcentuota viešoje erdvėje ties pagrasinimas nutraukti prekybą su Ispanija, tas nusivylimas alijansų, ten irgi tam tikri pareiškimai dėl karių buvimo Europoje ir taip toliau. Tai tokio nerimo vis tiek pasėjo. Tai ar tiesiog tikėjotės, kad bus blogiau, ar čia ir nereikėtų sureikšminti tų pasisakymų, ar kaip čia buvo, nes tas JAV buvimas, NATO ir šiaip dėmesys, gal net nebūtinai apie išstojimą, bet dėmesys, akcentas ir taip toliau NATO, tai visą laiką yra labai jautri tema.
Tai be jokios abejonės, Jungtinių Amerikos valstybių vaidmuo yra milžiniškas NATO viduje. Jeigu mes žiūrėsime į patį svorį, tai Amerikos svoris yra apie 60% viso NATO svorio. Tai taip, Amerikos žodis yra pats svarbiausias. Ir dėl to prieš viršūnių susitikimą tam tikri pasisakymai sukėlė nerimą. Bet aš kalbu apie patį mūsų susitikimą, kai jau likome vieni ir 32 šalis išsakė savo pozicijas. Tai buvo kur kas taikingesnis ir kur kas konstruktyvesnis tas susitikimas, negu galėjome tikėtis. Tai tie visi pasvarstymai apie pasitraukimą ir visus kitus dalykus, tai čia šitas kontekstas parodė, kad nėra ko nerimauti ir ten tiem planam, kur Ruginienė kažkada šnekėjo, kol kas apie tai nebuvo jokios kalbos, bet buvo tik tai vienas dalykas, kuriam mes pritarėm, tai daugiau Europos, kitaip tariant, stipresnė Europa, stipresnėme NATO. Tai mes turime koncentruotis į tai, o ne kurti kažkokius tai naujus modelius, ar ten planas B ar planas C. Yra organizacija, kurią reikia sustiprinti ir Europa turi imtis didesnio vaidmens. Tai yra absoliučiai natūralu. Tai ir tam tikras Europos savigarbos reikalas, kad mes nebūtume absoliučiai priklausomi, bet būtume lygiaverčiai partneriai su Amerika NATO viduje. Čia paminėjot Ukrainą, kuriai irgi skirtas buvo paragrafas, buvo sutarta dėl paramos. Tasa nebuvo diskusijose ir darbotvarkiai, tuo labiau aišku, klausimo dėl Ukrainos narystės NATO. Ir prezidentas irgi liktai išsakė tą tokį poreikį, kad šitas klausimas į politinę darbotvarkę sugrįžtų. Tai kaip manote, kokios perspektyvos, pavyzdžiui, ateinančiam susitikime, ar kas čia turi būti padaryta, kokie žingsniai, kad bent jau būtų pradėta konkrečiau diskutuoti apie tai? Mes visada laikėmės pozicijos, kad Ukrainos narystė NATO sustiprintų NATO. Bet požiūriai yra skirtingi ir šiai dienai sutarimo NATO viduje nėra, bet ir nėra atmetimo. Tai nėra taip, kad būtų pasakoma, kad Ukraina niekada neįstos į NATO. Tai yra 10-asis Vašingtono sutarties straipsnis, kuris sukuria prielaidas toms valstybėms, kurios nori stoti į NATO ir kurios dalinasi našta kolektyvinės gynybos, galimybę dalyvauti kolektyvinėje gynyboje. Aišku, sprendimas turi būti visų šalių. Tai kol nebus bendro sutarimo, tol nebus ir klausimas. Kol nebus bendro sutarimo, tai taip ir nebus. Bet iš ties manau, kad laikui bėgant aktualizuosis tą temą. Dar kalbant apie NATO samitą, vienas iš akcentų buvo aktualus ir Lietuvai, tai yra NATO viršūnių formate buvo priimtas sprendimas NATO oro policiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti, keisti į oro gynybos formatą. Man, kaip ir viskas aišku, kartelė pakelta aukščiau, bet tas klausimas, kuris aktualus, manau, visiems, tai ką tai reiškia praktiškai. Ta prasme, ar mes, čia tik tai pavadinimas keičiasi, ar mes kažkokių pajėgumų galim tikėtis daugiau, ar čia dėmesio, kaip čia tie sprendimai dėliosis ir visi kiti reikalai, kas dar, man atrodo, yra neatsakyta. Tai kalba eina apie integruotos oro gynybos misiją. Ir iš ties, tai liečia ne tik Baltijos šalis, bet visą alijansą. Ir esmė yra ta, kad ne vien tik tai lėktuvai bus traktuojami, bet ir antžeminės oro gynybos priemonės. Ir vyriausias alijanso pajėgų vadas bus įgaliotas telkti tas pajėgas. Ir kita vertus, kai matysis, kad situacija eskaluojasi vienam ar kitam regione, vyriausias alijanso pajėgų vadas turi papildomus įgaliojimus greitai sutelkti į tą konkretų regioną reikalingus oro gynybos pajėgumus iš visos Europos, kas yra nauja ir tam nereikės politinio sprendimo. Paprasčiausiai jam, kaip vyriausiam karinės dalies, NATO karinės dalies vadovui, tokie įgaliojimai bus suteikti. O kas mums reiškia, tai yra ir didesni įgaliojimai tiems lėktuvams, kurie lieka pas mus, jie rotacijos ir toliau išliks. Ir galimybė karts nuo karto gauti papildomus antžeminius oro gynybos pajėgumus.
Gerai. Iš sąjungininkų pusės, kitų Tai valstybių. čia irgi kažkokių rotacijos principų? Ar... Galbūt rotacijos, irgi priklausomai nuo situacijos. Jeigu situacija eskaluotųsi, tai mes atitinkamai matytume galimybę, kad pas mus atsirastų daugiau tų Tiesiog priemonių. vėlgi reikėtų eiti į kažkokias diskusijas, dėrybas ir panašiai, bet tai atveria... Bet čia turėtų Sekiūras arba Alianso pajėgų vadas, jisai pats turėtų spręsti. Jisai matytų, kad kažkas yra blogai šitame regione, arba reikia sustiprinti saugumą, jisai primtų sprendimą. Nereikėtų politinio sprendimo. O kalbant apie tuos įgaliojimus, pavyzdžiui, lėktuvams, kurie yra čia, naikintuvams ar dar kažkam, ką reiškia tie didesni įgaliojimai negu nuo situacijos, kuri yra iki šiol buvo? Jie reiškia, kad yra taip vadinamos angažavimo taisyklės, kurios bus labiau orientuotos į tai, kad lėktuvo pilotai galės priimti sprendimus konkrečius, ką konkrečiu atveju daryti. Ir čia negaliu eiti į detalės, nes tai nėra vieša, bet taip lėktuvai galės imtis platesnių funkcijų ir ne vien tik tai lydėti priešiškos valstybės lėktuvus. Ir dar taip apibendrinant visą šitą klausimą, tai aš taip suprantu, kad galimybė prisitraukti daugiau pajėgumų karinių, nežinau, ten oro gynybos, jinai didėja su šitu sprendimu, bet konkrečiai, jeigu ten situacija nesieskaluoja ar kažkaip esmingai nesikeičia, tai nėra garantija, kad mes kažką papildomai gausim. Kad papildomai gausim, aš negaliu garantuoti, kad dabar va šiai dienai. Bet įgaliojimų suteikimas kariniai daliai papildomų be politinio sprendimo yra labai svarbus dalykas. Dar vienas klausimas, kuris gal nebuvo tiesiog į darbotvarkį ir panašiai, bet mums yra labai aktualu ir turbūt ne vien tik mums, bet neabejoju, kad buvo paraštėse viso formato, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Ir čia mūsų irgi toksai klausimas yra, nes mes irgi turim to rotacijos principų ir vis dar laukiam atsakymo. Čia kažkas spekuliavo, kad birželį gali būti, kažkas, daug kas šneka, kad artimiausių metų. Ir jūs taip pat sakėte, kad čia turėtų būti kažkada artimiausių metų. Galbūt jūs gavot signalų konkretesnių būtent tame formate arba nebūtinai. Kas, žodžiu, planuojama yra šitų klausimų? Ar turit kažkokio daugiau aiškumo? Labai norėčiau pranešti iš tikrųjų gerą žinią, bet šiandien dienai turime tik tai pozityves indikacijas, kad tikrai turėtų būti, kad gal net ir daugiau Lietuvoje, bet šiai dienai konkrečiau negalėčiau šnekėti, nes tai būtų paprasčiausiai neteisinga Amerikos administracijos atveju. Ir mes tikime, kad tikrai bus ir iš įvairių šaltinių gauname informaciją, keliame tiek politinėme lygyje, tiek karinėme lygyje šią temą, bet stengiamės to neeskaluoti viešai, žinant visą sudėtingą situaciją ir būtinumą peržiūrėti pajėgas Europoje, kas šiuo metu vykdoma, bet mes, kaip ir Lenkija, esame traktuojami tie vadinami tikrai ypatingai svarbus sąjungininkai, tai ir dėl Lenkijos liktai jau sprendimas juda, kadangi pajėgos yra Lenkijoje susijusios su rotacinėmis pajėgomis Lietuvoje, manau, ateis artimiausių metų sprendimai, kurie bus mums palankus ir dėl birželio niekada nebuvo tokių minčių, kad būtų, bet Liepos mėnesį taip, mes indikacijų tokių turėjom ir turim. Kad Liepos mėnesį galėtų būti. Nes sakau, yra tų spekulacijų, kad tas neapibrėžtumas gali tęstis metus ir čia tiesiog tas klausimas liks įšaldytas. Tikrai nenorėčiau tikėti, kad čia tęstųsi tiek ilgai. Šiai dienai tiek galim pasakyti. Vis dėlto sprendimas priimamas yra Pentagone. Taip, bet formate, sakau, ir to susitikimo NATO viršūnių, vis tiek judino tą klausimą. Taip, be abejo, tas klausimas apie tai buvo kalbama ir dėl to aš ir sakau, kad signalų pozityvių yra, bet reikia suprasti, kad tai yra sudėtingas klausimas, nes yra kalba apie tam tikrą peržiūrėjimą pajėgų Vokietijoje, taip pat papildomai kai kurios pajėgos iš Europos galbūt bus išvedamos, taip pat prezidento Trumpo sprendimas padidinti pajėgas Lenkijoje. Taigi visas tas bendras karinis kontekstas yra šiek tiek platesnis nei Lietuvos ar ten Estijos. Estijoje irgi lygiai taip pat
jie tikisi, kad artimiausiu metu bus priimtas sprendimas ir sugrįš kariai. Ir čia šiaip tas karių klausimas, ilgą laiką buvo sėtinas, buvo spekuliuojama, gal, kad bus iš JAV pusės sėtina su sankcijom Baltarusijai, konkrečiau baltarusiškoms kalio tranšoms, tranzito atnaujinimo, lūkesčiams ir taip toliau. Ir aišku, dabar čia yra europinės sankcijos, dabar pradėta diskutuoti, kaip čia galbūt bus toliau ir taip toliau. Bet ar, pavyzdžiui, buvo kažkokių indikacijų, ar ten kažkokių užuominų dėl sankcijų Baltarusijai šiuo klausimu, nežinau, sumažinimą arba kažkaip spekuliuojant tuo karių klausimu? Ne, patikėkit, tikrai nebuvo. Ir niekada tiesiogiai nebuvo siejamas karių buvimas Lietuvoje su sankcijomis ir, sakysim, tranzito atnaujinimu. Tai yra tam tikra teorinė interpretacija. Praktiškai tiesiogiai kalbos apie tai nebuvo. O apie sankcijas Baltarusijai kaip tokias nebuvo kažkaip kalbėtas, iš JAV pusės, nebūtinai kažkokių tokių signalų, kad tas klausimas apskritai būtų judinamas, tarkim, europinių lygmenių ar panašiai? Apie tai, kad reikia pradėti diskutuoti, apie tai buvo kalba. Bet mes labai aiškiai indikuojam, kad tai yra europinės sankcijos ir kiekviena šalis, kurie pažeidžia sankcijų režimą, atitinkamai prieš ją bus taikomos tam tikros priemonės, tai yra ir baudos, ir todėl amerikiečiai puikiai supranta, kad sankcijos yra nustatytos iki kitų metų vasario pabaigos, o tada, kaip tenai bus po vasario pabaigos, aš manau, kad kol kas jokio pagrindo sankcijų švelninimui nėra ir dar to laiko yra pakankamai daug. Tai dėl sankcijų klausimo, žodžiu, kol kas tai yra į perspektyvą einantis sprendimas, nes neseniai jos buvo atnaujintos, bet kad kažkaip, kad Lietuva turėtų kažkokią principinę, tarkim, poziciją užsiimti šitų klausimų, taip pat dar kol kas anksti teikti. Čia irgi vertinsit kontekstą. Pasaulis keičiasi taip greitai, kad tikrai nežinai, kas bus po pusės metų. O vasario mėnuo, tai daugiau nei pusę metų dar liko. Ir čia, pavyzdžiui, irgi dar nepabėgant nuo Baltarusijos tematikos, tai šią savaitę kažkaip susirezonavo vyriausybės programa ir irgi tom Baltarusijos klausimo kontekste. Ir ten kai kas pastebi besikeičiančią naujosios Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės tokią kryptį Baltarusijos atžvilgiu. Tai naujosios tos dar nepatvirtintos, bet būsimosios vyriausybės programos projektas kritikuotas dėl švelnesnio tono ir čia yra konkrečiai keli aspektai. Tai yra, kad neliko nuostatos dėl Baltarusijos laikymo grėsme ir kad vyriausybė žada tarptautinę Baltarusijos izoliaciją stiprinti tik tai, jeigu Minskas ir toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Tokie keli aspektai ir tai lyginant su Ruginienės vyriausybės programa yra tam tikras poslinkis. Kaip čia prezidentūra vertina tai, nes vis tiek pokytis yra, tai ar nekelia jum, pavyzdžiui, nerimo, kad čia kažkokie planai yra? Nekelia jokio nerimo, nes iš tikrųjų yra tam tikro daugiau lankstumo tose formuluotėse. Ir turbūt svarbiausias dalykas, dėl ko sankcijos buvo ir įvestos, tai yra dėl to, kad Baltarusija vienareikšmiškai rėmė ir remia Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą. Jei šioje vietoje Baltarusijos pozicija keistusi ir tam tikrų indikacijų tarsi ir matosi, kad ne visur sutarė Rusija ir Baltarusija paskutiniu metu, tai yra pozityvus dalykas. Ir todėl tokia sąlyga įrašyta, man atrodo, pakankamai yra logiška ir jinai suteikia tam tikrų platesnių erdvių užsienio politikoje. Tai aš ir norėjau kažkaip paklausti, ar reiškiasi, kad tos pirminės formuluotės, kurios buvo vyriausybės, Ingos Ruginienės vyriausybės programoje, šiek tiek labiau apribojo mus, įspraudė į tam tikrą rėmą ir dėl to reikėjo pokyčių? Ne, aš manau, kad čia yra tam tikras patikslinimas. Ruginienės pozicija, vyriausybės programa irgi tas buvo, bet čia yra tam tikra sąlyga, tam tikras patikslinimas. Ir užsienio politika tai nėra, ta prasme, toks kietakaktiškas laikymasis pozicijos, nepaisant to, kad, sakysim, situacija keičiasi ir pasaulis keičiasi aplink tave. Reikia reaguoti ir indikacija, man atrodo, čia yra visai logiška ir bent aš asmeniškai manyčiau, kad tai yra ganėtinai racionalu.
Ir čia tam tikrų pokyčių buvo ir dėl klausimo, formuluotės, galbūt reikėtų sakyti, susijusios su Kinija ir kažkaip vyriausybės programų turiuomenį ir kažkaip visam šitam epicentre atsirado užsienio reikalų ministras, paskirtasis dabar jau beje, Kęstutis Budrys, kuriam irgi formuojami tam tikri lūkesčiai. Ir čia panašu, kad šiek tiek kryptis keičiasi. Tai, pavyzdžiui, akivaizdu, kad socialdemokratai kol kas įšaldė Kęstučio Budrio klausimą, jisai teikiamas bendrame vyriausybės pakete, jeigu galima taip pasakyti. Tačiau mįslingai yra kalbama apie kažkokią kelių mėnesių perspektyvą, pirmininkavimą Lietuvos ES tarybai ir visus šitus klausimus. Ir ta ateitis vis tiek tokios, nežinau, kaip pasakyti, miglose skendi. Kaip čia visgi jūs matote tą klausimą ir kokia čia ta jūsų manimų perspektyva yra Kęstučio Budrio, ar iš čia keliems mėnesiams kol kas vėl atėjo į tą postą iš naujo, ar jūs esat ramus, kad galės toliau tęsti darbą? Taip pagalvokit, kaip dabar aš jums ir sakysiu, kad keliems mėnesiams iš tikrųjų yra pasirinktas užsienio reikalų ministras ir tam pritarė prezidentas ir ministras pirmininkas. Jis greičiausiai antradienį gaus pilną įgaliojimą, kai bus patvirtinta vyriausybės programa, pradėti dirbti. Ir tikimės, kad ministras tinkamai vykdys programą, kurią tik paruošė vyriausybė ir antradienį turėtų patvirtinti. O čia tas spekuliuoti, sakyti, kad čia trumpiau ar ilgiau, ministras turi dirbti ir jisai dirbs savo darbą. Nes tos spekulacijos irgi neatsiranda iš niekur, tai jeigu jau paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius įvardina, kad kelių mėnesių klausimas ir kažkas apie Kęstutį Budrį paaiškės ir tada spręsis tarsi jo likimas, tai manau, kad ir prezidentūrai tam tikrų klausimų turėtų sukelti. Ir, pavyzdžiui, užsienio reikalų komiteto Seime pirmininkas Remigijus Motuzas irgi ten užsiminė, kad pirmininkavimo metu ES tarybai Kęstučio Budrio greičiausiai jau nebus. Tai aš neabejoju, kad prezidentūra turbūt pasitikslino, kas čia yra per situaciją, ar dar, turiu omeny, ar jūs turite kažkokį aiškumą bent jau savo, kaip bus su Kęstučio Budrio ateitimi? Ne, tikrai neturiu jokio aiškumo. Ministras bus patvirtintas ir jis dirbs užsienio politikos labai svarbų darbą. Yra vyriausybės programa, jeigu ta programa bus įgyvendinama ir tas pasitikėjimas, man atrodo, jis turėtų sustiprėti. Gerai, dar viena tema, tai Rusijos dezinformacijos visokie dalykai, aš taip suprantu, ir jūs ten buvot pakliuvęs į visokias pinklės, bet šią savaitę kitas reikalas čia susirezonavo, toks pakankamai rimtas, tai yra Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad neva Baltijos šalės apskritai rengėsi masiniai rusakalbių deportacijai. Daug kas jau čia įvardino, kad tai yra dezinformacija, melagiena ir taip toliau, kad niekas net tokių minčių neturi. Bet, kaip, pavyzdžiui, prezidentūra vertina tokią retoriką ir kaip į ją reikėtų reaguoti, kaip su ją reikėtų kovoti ir, kiek galbūt jautriai, nes, kartas po karto įvairiais kampais jau tampa tam tikra tendencija, tai ar reikėtų pro akis žiūrėti, ar visgi kažkaip, rimtesnių veiksmų imtis? Tai yra eilinė Rusijos provokacija, dezinformacinė ataka. Pas mus rusakalbių gyventojų irgi yra apie 5%, jie gyvena ir džiaugiasi Lietuvoje gyvenimu ir iš tikrųjų gyvenimo lygis yra ir kur kas geresnis negu toj pačioj Rusijai. Net tokių minčių nekyla, todėl tai yra totalus absurdas ir mes, nėra ką reaguoti tokius pareiškimus. Ir tą, kai kurie politikai ir ekspertai pasakė, kad tai yra dezinformacija. Tokių mes matėme jau daug per daugelį metų. Paprasčiausiai reikia per daug nereaguoti, nes galbūt bandoma išprovokuoti mus. Nes, aš galvoju, kiek tokie pasisakymai gali tokio nerimo pasėti ir, pavyzdžiui, šiaip, vis tiek aktyviai matyti domisi rusakalbių bendruomenė Lietuvoje ir panašiai. Tai ar tas kelias kažkaip žiūrėti pro akis, pro pirštus, tai yra, pasiteisina, nes matyti vis tiek, raminti visuomenę, kai yra kažkokia neteisinga informacija pasiekiama, yra būtina, iš kitos pusės kartais matyti Rusiją būtent to ir tikisi. Tai čia, eskaluoti situaciją su rusakalbiais gyventojais mes kol kas pastangų iš Rusijos pusės
tiesioginių Lietuvoje nematom. O iš mūsų pusės jų nebuvo ir nebus, todėl kad tai yra absoliučiai nepriimtinas dalykas. Kad ir rusiškai kalbantis, bet žmonės yra mūsų piliečiai ir mes privalome jų teisės ginti ir jie atitinkamai bus ginami. Ir čia šiuo atveju, absurdas, bet tokiu absurdu mes turbūt galime šimtus suskaičiuoti per kokius 10 metų ir jau esame pripratę. Ir iš ties yra bandymas gąsdinti visuomenės ir mes vis tiek turėtume turėti stipresnį stuburą. Nepasiduoti provokacijai, nepakliūti ant to kabliuko Rusijos dezinformacijos ir nesibaiminti. Tai čia turbūt esminis dalykas. Aptariam tokius, jūsų tematikoje kertinius akcentus matyt savaitės, bet artėja kita savaitė ir bus paskutinis pratęstos jų Seimo sesijos posėdis. Ir tenai yra svarbus akcentas, tai yra jūs Seime pristatinėsite prezidento siūlymus susijusius su birželio mėnesį įsigaliojusiu migracijos ir prieglobsčio pakto įgyvendinimu. Tiesiog susiję dalykai, yra užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai ir bendrai žiūrinti visą šitą šleifą ir tematiką ir taip toliau, nemažai kritikos dėl migracijos politikos Lietuvoje vykdomos žeriama pastaruoju metu. Ir tai aš gal pradžiai startui noriu paklausti, koks yra jūsų nuomonė esminis tikslas šitų pakeitimų ir ką jūs vilėtės išspręsti, ar užteks būtent šito žingsnio, ar kažkas yra planuojama toliau, kad tiesiog turėtume kažkokią ilgalaikę viziją migracijos politikoje. Taip, iš tiesų migracija tampa vis aktualesnė tema ir Lietuvoje. Ši tema yra itin aktuali jau kai kuriuose Europos valstybėse ir turbūt pastebėjote ir Amerikos administracijos požiūrį į migraciją. Teigiama, kad būtent dėl nekontroliuojamos migracijos Europa susiduria su didelėmis problemomis ir pas mus irgi yra niuansų. Tai mūsų demografinė sudėtinga padėtis reikalauja sprendimų. Kitaip tariant, mes turime griežtinti migraciją, bet tuo pačiu ir turime atsižvelgti į verslo interesą. Tai yra du tikslai tokie, kurie kartais atrodo vienas kitam prieštaraujantis. Todėl iš tiesų prezidentas pasiūlė visiškai naują modelį, tai yra terminuoto darbo leidimo modelį, kuris reikštų, kad atvykstantis darbui asmenys, jie įsidarbintų 2 metam terminuotai, po 2 metų jie turėtų išvykti 6 mėnesių laikotarpiui. Po to vėl galėtų, aišku, kreiptis, bet esmė yra tokia, kad jie neįgautų teisės po tam tikro laiko tapti nuolatiniais Lietuvos gyventojais ir atsivežti savo šeimos narius į Lietuvą. Tai šioje vietoje manau, kad mes turėtume tada aiškiai kontroliuojamą sistemą, nes pagal dabartinį modelį yra tam tikra nematoma latentinė imigracijos didėjimo tendencija. Ir kitas dalykas, mes taip pat didelį dėmesį skiriam ir integraciniams aspektams. Tai pirmą kartą noriu pabrėžti, laikinai išduodamiems leidimams, jeigu 3 kartą jis išduodamas per 10 metų laikotarpį, asmuo turės įrodyti savo lietuvių kalbos mokėjimą. Arba A2, arba B1 lygių priklausomai nuo tų leidimų rūšies. Tai yra labai svarbus dalykas. Kita vertus, mes atsižvelgiam į VSD nuogąstavimus dėl to, kad gali pritrūkti laiko tikrinimams. Todėl mes pasiūlėme pailginti tikrinimo laikotarpį nuo 14 iki 28 dienų. Ir kaip ir minėjau, tas integracijos reikalavimas, kuris buvo Valstybės saugumo departamento iškeltas, irgi yra atspindėtas. Ir todėl, truputį stebina, kad spaudoje yra kalbama apie tai, kad VSD kritikuoja šį projektą. Tai buvo darbinis dokumentas dar prieš gerą mėnesį, atkreipiant dėmesį tam tikrus aspektus. Ir mes juos atsižvelgiam. Todėl dabar VSD yra iš tikrųjų palaikanti šį mūsų ėjimą ir tą sprendimą. Todėl tai yra tam tikras nesusipratimas, kad
VSD tarsi ir kritikuoja. Jūs Į VSD tikrai komunikuojat su Taip, mes- valstybės saugumo departamentu apie šitą paketą. Būtent ir tai yra svarbiausia, nes iš tiesų migracija visada yra susijusi su tam tikromis saugumo grėsmėmis. Ir todėl mes turime atsižvelgti jas. Ir mes tikrai į jas atsižvelgiam. Ir iš ties dabar projektas yra pilnai suderintas su valstybės saugumo departamento pastabomis. Dar kalbant apie tą pastabą pirminę, kad galbūt buvo nuogąstavimų iš valstybės saugumo departamento pusės, kad gali padaugėti migrantų, kurie nebus tinkamai integruoti į visuomenę. Tai galbūt galite plačiau pasakyti, kokie saugikliai dabar yra įvesti ir kaip čia bus sprendžiama šitas dalykas. Tai iš tikrųjų mūsų tikslas nėra, kad jie integruotųsi ilgam laikui ir kad atsivežtų šeimos narius su visomis problemomis, kokios yra Europoje, kai nebūtinai pirmosios kartos, bet antrosios kartos žmonės, nors ir gyvena šalyje, bet yra radikalizuojami ir tampa saugumo problema. Tai ir mes ir pasiūlėme įvesti lietuvių kalbos mokėjimą. Tai yra svarbiausias integracinis kriterijus. Jokio kito svarbesnio nėra. Jeigu žmogus tikrai imasi ir išmoksta kalbos, nesvarbu kokia jisai profesija, ar ten paslaugų sektoriuje ar kitur, tai ir yra pagarba tai šaliai ir noras parodyti, kad aš tam tikrą prasme ketinu integruotis. Net ir tuo atveju, jeigu jisai neįgaus nuolatinio gyventojo statuso, bet jis karts nuo karto atvyks padirbėti į Lietuvą. Todėl šioje vietoje manau, kad mes bandėme atspindėti ir saugumo aspektą, ir integracijos aspektą, ir verslo interesus, ir būtinumą labiau kontroliuoti migraciją, kas anksčiau ir vėliau tikrai taps problema, nes per 3 metus darbo imigrantų kiekis padidėjo iki 220 000 ir didžioji dalis, aišku, nusėdo didžiuosiuose miestuose ir tą mūsų žmonės mato ir tikrai nenorėtų, kad formuotųsi anksčiau ir vėliau tam tikri getai su visom problemom, su kuriomis susiduria Europos valstybės. Pats laikas imtis griežtesnės politikos migracijos klausimais. Tai būtumėt gal pasirašėt tą Benkunsko inicijuotą kreipimąsi dėl griežtinimo migracijos politikos? Aš nepasirašiau, bet mes manome, kad lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimas yra racionalus pasiūlymas. Gal nereikėtų taip drastiškai čia tų parašų rinkti, nebūtinai tai bus pasiekiamas sprendimas. Mes ir be parašų rinkimo iš tikrųjų įdėjom šitą klausimą, bet ne dėl to, kad Benkunskas tą siūlė, bet mes jau iš anksto matėm, kad tai reikalingas dalykas. Supratau. Dar čia grįžtant prie pastabų, kai irgi šiek tiek skaitinėjausi apie jūsų iniciatyvą ir apie tą siūlymą, tiesiog, kad terminuoto darbo leidimai sudarytų ne mažiau nei pusę visų leidimų. Buvo irgi teisės departamento ten greičiausiai tokie nuogąstavimai, kad prioritetas tokiu atveju būtų teikiamas pagal terminuoto darbo leidimus atvykstantiems būtent žemesnės klasės, reikėtų sakyti, darbuotojams. Tai ar čia ir yra toks lūkestis, ar kaip čia tiesiog iš to? Tai iš tiesų dabar, jeigu mes taip galime įsivaizduoti schemą, atsiras 3 rūšių darbo imigrantai. Tai yra aukštos kvalifikacijos, tai yra mėlynosios kortelės turėtojai, kuriems netaikomi jokie kvotiniai apribojimai ir jie galės, kaip ir turėjo tą teisę, iš karto gauti 3 metų leidimą ir atitinkamai šeimos narius atsivežti ir įsikurti Lietuvoje. Ir tada ta antroji dalis, tai yra leidimai darbo pagrindų, kurie skiriasi nuo mūsų modelio tuo, kad galimybė bus pratęsti ir atitinkamai po 5 metų atsiras teisė į nuolatinio gyventojo statusą. Ir mes kaip tik verslui pasiūlom skirtingus modelius. Mūsų siūlomas modelis, procedūros bus paprastesnės, reikalavimai bus galbūt netokie griežti kaip dėl kitų 2 ir jie taikomi daugiau bus tie reikalavimai ir trečia ta grupė būtent mūsų specifikai. Mes turime labai daug mūsų vežėjų ir jiems reikalingi vairuotojai, taip pat statybų sektorius yra stiprus ir statybininkų, bet tie pavyzdžiui verslininkai, kurie norės atsivežti darbuotoją, kuris yra
na, sakysim, vidutinės kvalifikacijos, suvirintojų laivų ar kažką dar galima būtų paminėti, jie galės pagal tą dabartinį modelį imti leidimą ir jie galės, na, dirbti ne 2 metus, o tęsti po 2 metų, pratęsti dar 2 metam, dar pagal poreikį. Todėl atsiranda pasirinkimo galimybė. Ir čia paskirtasis vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas, na, jisai užsiminė, čia turbūt, kai buvo prezidentūra, jau neprisimenu, koks formatas buvo, bet užsiminė apie tai, kad, na, gerai čia tie prezidentūros pokyčiai, bet su tokiu lūkesčiu, kad, na, nebūtų užsieniečių teisinės padėties įstatymas lopamas toksai lopas po lopą ir kad būtų kažkoks toksai sisteminis, na, požiūris, strategija ir taip toliau, kaip mes toliau apskritai dėliojamos migracijos politiką Lietuvoje. Kad tai, na, greičiausiai, na, lūkestis yra, kad nesikeistų kažkokie akcentai esminiai besikeičiant valdžioms, ten, nežinau, ateinant socialdemokratams, liberalams, ar kad ir kas bebūtų valdžioje, na, skirtingoms politinėms kryptims ir taip toliau. Ir čia jis mano, kad reikėtų įvairių institucijų susėdimo ir tam tikro susitarimo, nežinau, raštiško ar ne, bet, na, bent jau susitarimo tą krypties, na, turbūt perspektyvą. Ką Jūs manote apie tai? Galbūt čia prezidentūra matytų kažkokį savo, nežinau, įsitraukimą į šitą procesą. Tai mes tikrai pasiruošę įsitraukti, jeigu reikės kažkokio tai koordinuojančio vaidmens, tikrai irgi tą darysim, nes tai, ką būsimasis ministras pasakė, mums patinka ir, na, tai rodo, kad yra nusiteikimas peržiūrėti migracijos politiką ir mes griežtinam ne dėl to, kad reikia griežtinti, bet tam, kad išlaikyti visuomenės rimtį ir kad nesusidarytų esant tokiai sudėtingai demografiniai situacijai, na, taip, kad verslas vis įvežinėja darbo jėgą ir po tam tikro laikotarpio mes pamatysim, kad, na, Lietuvos piliečių skaičius nuolat mažėja su visomis pasiekmėmis ir iš ties tai yra tam tikra grėsmė mūsų visuomenės integracijai ir tam pačiam visam koherentiškam visuomenės funkcionavimui. Bet tikitės, kad iniciatyva vis tiek išplauks iš vidaus reikalų ministerijos šiuo atveju? Mes pasiruošę imtis iniciatyvos, bet tikrai čia nekonkuruojam. Jeigu vidaus reikalų ministras imsis, tai mes dalyvausim ir jeigu reikės, na, koordinuojančio vaidmens, pasiruošę prisidėti. Tai tikrai puiku, kad yra sutarimas ir dėl to mes, na, kaip tik ir norėtume artimiausiu metu bendradarbiauti, kiek galima aktyviau su naujoju vidaus reikalų ministru. Tai gerai, tai dėkui labai, pasižiūrėsim kitą savaitę, jau antradienį, kaip čia, na, bent jau tas pirmasis žingsnelis praeis šitų klausimų, tada greičiausiai iki rudens sesijos bus padėtas į stalčių, kol visi vėl susirinks. Tai ačiū labai. Ačiū. Ačiū taip pat klausiusiems ir žiūrėjusiems ir atsisveikinu iki kitų kartų.